Šiandieną Prabūdos miškelėje labai graži akcija, inkilų kėlimo akcija. Sakykit plačiau, kodėl būtent ši diena, kodėl yra keliami apskritai inkilai ir plačiau apie paukščių populiaciją. Na, inkilų kėlimo akcija yra vykdoma visoje šalyje kiekvienais metais ir tai yra susiję su pavasario sugrįžimu, su paukščių sugrįžimu ir visi miškininkai, visi valstybinių miškų valdytojai yra įpareigoti rūpintis miško biologinę įvairovę, kelti miško paukščiams inkilus. Kaip žinot, per pastaruosius kelis šimtus metų žmonių populiacija padidėjo kelis kart, tuo pačiu ypač pastaraisiais dešimtmečiais smarkiai išsiplėtė ekonomikos mastai, žymiai išsiplėtė žmonių populiacija, miestai, sustiprėjo pramonės ūkis, žemės ūkis ir tai tiesiogiai įtakojo miškų buveinių sumažėjimą. Na, o kaip žinot, paukščių pagrindinė buveinė yra miškas, tai automatiškai daugelį paukščių rūšių iškilo pavojus išnykti, dalis paukščių netgi išnyko ir dėl to nemažai paukščių rūšių tapo grėsmingai nykstančiomis arba bent jau retomis. Todėl vienas iš inkilų kėlimo tikslų yra padėti retoms nykstančioms paukščių rūšims sėkmingai sudaryti sąlygas sėkmingam veisimuisi. Kiek šiandieną buvo iškelti inkilų ir kas juos gamino? Na, inkilus tradiciškai miškininkai gaminasi patys, valstybės įmonė Raseinių miškų urėdija. Na, o pasirinkom Prabūdos miškelį todėl, kad tai yra vietos žmonių itin mėgstama poilsio vieta. Na, o inkilus daugiausia kėlėme smulkiesiam miško giesmininkam, tai yra zylėms, margasparniams musinukėms. Na, o šitie paukščiai ne tik naikins miško parazitus, ne tik naikins uodus, tačiau ir džiugins poilsiautojus savo gražiomis giesmėmis. Ir kas šiandieną prisidėjo prie šios gražios akcijos? Na, šios akcijos rėmėjas, globėjas šiais metais yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Valentinas Mazuronis. Na, o pagrindė prisidėjo prie šios akcijos, tai žinoma Raseinių miškininkai, Raseinių miškų urėdija. Jie patys pagamino inkilus, patys pasirūpino jų atvežimu. Na ir labai džiaugiuosi, kad prie šitos akcijos prisijungė miškininkų pagalbininkai, jaunieji miško bičiuliai. Šiandien, matau, atvyko nemažas jų būrys iš Jono Žemaičio gimnazijos. Na ir dar noriu pasidžiaugti, kad šita akcija sulaukė taip pat ir rajono ir žiniasklaidos dėmesio, ir rajono valdžios, rajono visuomenės dėmesio, nes šitos akcijos tikslas, vienas iš tikslų yra atkreipti visuomenės dėmesį į kylančias grėsmes paukščiams ir apie sudaryti galimybę sužinoti visuomeniai apie tai, kaip galime mes jiems padėti.